Pratarmė. Dievas, norėdamas apsireikšti žmonijai ir atskleisti savo valios paslaptį, prisitaikė prie mūsų ir kalba mūsų žmonių kalba. Juk Dievo žodžiai, išreikšti žmonių lūpomis, pasidarė panašus į žmonių kalbą, kaip kitados amžinojo tėvo žodis, priėmęs trapų žmogaus kūną, tapo panašus į žmones. Visais šventojo rašto žodžiais Dievas tarė tik vieną žodį ir išreiškė save visapusiškai. Vienas ir tas pats Dievo žodis skamba visų įkvėptųjų autorių lūpomis. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Užtat katalikų bendrija visuomet gerbė šventąjį raštą taip, kaip ir viešpatės Eucharistija. Ji nesiliauja dalyti gyvenimo duoną tikintiesiems, imdama nuo vieno ir to paties Dievo žodžio ir Kristaus kūno stalo. Šventajame rašte katalikų bendrija visada ieško peno ir semiasi jėgų, nes priima jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip tikrą Dievo žodį. Šventose knygose tėvas, kuris yra danguje, su didžia meile pasitinka savo vaikus ir kalbasi su jais visais.